Sveiki, tai šiandien trečiame mūsų podcast'e kalbėsime apie perdegimo temą ir visoje įkvėpti bendruomenėje ir projekte tikrai turėsim įdomių skirtingų pašnekovų ir skirtingų temų, tai kviesim irgi sekti, mus paremti, kad toliau galėtume vystyti šitą projektą ir padėti žmonėms keisti karjeras. Ir šiandien toliau kalbėsime apie tai kas yra perdegimas. Ugne, mes kalbėsime apie tai, kad perdegimas yra lėtinio streso pasekmė, bet gal galėtume vardinti, kokios dar priežastys lemia būtent perdegimą. Taip, tai mes tikrai, manau, kad aptarsim ir tai, ar asmuo ar ne, daro didelę įtaką, kokios jos savybės turimos irgi gali prisidėti prie to, kad einu link perdegimo arba grįžtu labai greitai, ar ne, nedainu iki jo. Ir taip pat būtinai pakalbėsim apie organizacijas, todėl kad vienas be kito, ir ten yra priežastys ir ten turi vykti pokytis tam, kad žmogus jaustųsi gerai. Ir arba grįžtų, arba nenueitų iki perdegimo. Ir turbūt dar aptarsim, kokios asmeninės savybės lemia perdegimą, kad žmonės vadinami people pleaseriais dažniausiai perdega, kokiose profesijose irgi dažniausiai vyksta perdegimas ir turbūt paliesim ir šitą temą. Aš manau, kad dar tikrai norėsiu bent jau pati pajudinti vieną kitą sklandantį mitą. Tikrai dažnai tenka susidurti su tuo, kad galbūt reikia išeiti atostogų ir susitvarkyti situaciją, gal mesti darbą, gal jeigu darbas labai mielas širdžiai, tai neįmanoma perdegti, tai bus smalsu irgi išgirsti, kaip iš tikrųjų yra praktikoje ir tie mitai yra tiesa. Ir pakalbėsim dar, ar perdegimas įvyksta tik tai darbe, galbūt ir asmeniniam gyvenime arba kažkokiose kitose srityse, pavyzdžiui, moksle studentams gal įvyksta perdegimai ir panašiai. Šiandien mūsų studijoje yra Ugnė Juodytė, verslo psichologė, besispecializuojanti perdegime ir kiek žinau, šiuo metu netgi ruoši knygą būtent apie perdegimą, gal galėtum daugiau šiek tiek papasakoti. Taip, tai labai gerus momentus jau susakei ir iš tikrųjų jausmas toks, kad verdo ir mirkstu šitoj temoje ir jau kurį laiką, gal kokie 7-8 metai, tokie, kur tikrai intensyviai skaitau, kas čia naujausio, kas pasirodo. Ir labai džiaugiuosi, kad galiu guldyti viską į knygą, tik tai, kad vis manęs klausia, tai kada jau? Ir aš sakau, jau tuoj. Ir žiūriu, dar vienas skyrius gimė. Tai aš dabar jau bijau pasakyti, aš esu jau prisižadėjus, kad tikrai jau turi išeiti, bet dar jinai yra iš tikrųjų pildoma tomis patirtimis, informacija, dabar daug meta-analizių visokių pasirodo, labai rimtos geros informacijos, tokios naujos, tai taip norisi viską sudėti. Tai tokiam procese. Lauksim žinių. Gerai. Bet kokia pagrindinė informacija bus knygoje? Gal gali jau mums šiek tiek atskleisti? Taip, tai bus kalbama daug apie tai, kas tai apskritai yra, irgi kaip atpažinti, ką daryti, bet taip detaliai bus nuo visos istorijos, kaip pats terminas vystėsi, iki tokių praktikų, ką daryti pačiam žmogui, ką daryti organizacijai ir ką gali daryti visuomenė, nes šiandien yra, mano supratimu, yra skirtingi lygmenys ir skirtingi veiksmai gali būti atliekami. Taip. Tai Ugne, visgi kas yra perdegimas? Geras klausimas. Iš tikrųjų. Bet žinai, taip paradoksalu. Mokslinė literatūra sako, kad yra 140 apibrėžimų, kas yra perdegimas. Taigi tu užduodi klausimą šitą, tai dabar kurį čia iš to viso sąrašiuko paimti. Bet aš pati remiuosi į Pasaulio sveikatos organizaciją, turim tokį atskaitos tašką, kurie sako, kad perdegimas yra visų pirma sindromas, tai reiškia ne liga, ar ne, kaip kai kurie sako, aš sergu perdegimu, ar ne, tai nėra liga. Tai yra tiesiog sąrašas tokių simptomų, ar ne, kurie sukrenta pa žmogų kaip čia gyvenime, kuriuos jisai jaučia ir pagal tai specialistas gali pasakyti, ar tai yra tikėtina, kad perdegimas, ar kažkas tai kito. Ir tai dabar kokie tie keli simptomai, kuriuos pabrėžia
Pasaulio sveikatos organizacija, tai jie sako, kad mes turime būti pavargę, ir pavargę tai reiškia ir psichiškai, ir fiziškai, toksai, visuotinis išsekimas, ar ne, žmogaus visuotinis, visuminis. Tada antras momentas, kad aš noriu atsitraukti nuo darbų ir veiklų įvairių. Ir trečias momentas labai svarbus, kad aš bandau dirbti, man reikia dirbti, bet aš darau klaidas, kažkas tai nesiseka, tai, ką aš dariau greitai anksčiau, man dabar išsitempia ilgą tarpsnį. Ir dar kas yra svarbu, yra mokslininkų grupė, kurie sako, kad visa tai, ir Pasaulio sveikatos organizacija, kad visa tai turi būti būtent darbinėme kontekste. Jeigu visi šitie simptomai yra kažkur kitur, mes to nebevadinam perdegimu. Bet čia žvaigždutė tikrai turi būti, dėl to, kad jau tikrai nemaža dalis, ne tik straipsnių, tokių diskusijų labai verda, kad sako, žiūrėkit, mūsųgi kūnas, jisai nesupranta, iš kur kilo lėtinis stresas, ar ne? Nes perdegimas, dar vienas elementas, kurio nepasakiau, tai yra lėtinio streso pasekmė, ir paskui turim tuos 3 dalykus. Tai mūsų kūnas nesupranta, kodėl mes stresuojam, ar dėl to, kad vaikas gimė, ar dėl to, kad projektas gimsta irgi kaip vaikas, ar ne? Ir tada kaip suprasti, jeigu šeimoje aš patiriu visus tuos 3 simptomus, ar ne, tai nėra perdegimas. Kaip ir taip, bet dabar kuo toliau, tuo dažniau įvedinėja perdegimą į šitą sritį. Dar įvedinėja į studentavimo, mokymosi sritį irgi, kad ir ten žmonės gali perdegti. Tai čia yra diskusijos. Viskas, kur yra darbinė, tiesioginė ir darbinė, sakykime, tai aplinka, gali nutikti perdegimas, pavyzdžiui, šeimoje, ar ne, dirbu su savo vaiku, kabutėse, ir aš galiu tam perdegti. Bet yra tokios maišaties, ar ne, kad nėra visai paprasta suprasti. Ugnė, iš to, ką papasakoji, man labai panašiai skamba į tam tikrus depresijos simptomus. Taip. Koks yra tada skirtumas tarp perdegimo ir depresijos ir gal kiek dažnai žmonės painioja tas terminus? Taip, tai irgi labai geras klausimas, nes yra dalis specialistų, kurie sako, niekaip nesiskiria, kad perdegimas yra tik tai dalis arba etapas depresijos, o kitigi sako, kad perdegimas ir depresija yra 2 tikrai gana skirtingi procesai, ar ne, ar būsenos, būklės. Tai dabar tie, kurie sako, kad tai skiriasi, gal pasižiūrėkime, ar ne, kaip tada galima atskirti. Tai pirmas momentas apie tai, ką šiek tiek kalbėjom, kad perdegimas ateina tik iš darbinės aplinkos ir tenais ir pasilieka, ar ne. Depresija yra bet kur, bet kokio aplinkoje gimusi, atsiradusi ir viskas, bet kur gali būti. Kitas momentas yra, kad perdegimas tarsi ateina iš nesuvaldyto streso, depresija gali atsirasti vėlgi dėl kažkokių visai kitų priežasčių. Perdegimui būdingas ciniškumas, atsitraukimas nuo darbo ar ne tokie dalykai. Depresijai gali būti daug kaip nenoriu taip nuvertinti kažkaip ar ne, bet suicidinės mintys, irgi ligos šalia ar ne, šiek tiek yra tame skirtumo. Tai turbūt pagrindiniai momentai, kaip galima tai skirti, bet jaučiat, kad yra labai tokia plonytė linija. Taip. Man iš praktikos kaip atrodo, kad perdegimo pasiekmė yra depresija, ten gali būti panikos atakos ir kitos įvairios būklės ir ligos. Tai man šitas paaiškinimas kažkaip logiškiausias. Aš tokią kelionę ir matau. Ir pradininkai, pavyzdžiui, perdegimo, kas šitą terminą įvedė, tai jie ir siūlė žiūrėti tai kaip į kelionę tokią, ar ne, kurios pabaigoje ir yra... Gali būti depresija, ar ne? Taip, viena iš... Ir kiek mes žinom, depresija gali būti pavojinga sveikatai, o kaip su perdegimu? Irgi lygiai taip pat, nes perdegimas lėtinio streso pasekmė, supaprastinant, ar ne, o lėtinis stresasgi yra top 1 priežastis visom kraujagyslių ligom, ten kas susiję ar ne, ta prasme, kad viskas, kas yra su mūsų kūnu toliau susiję, kokios ligos, tai praktiškai viską gali paveikti.
nes lėtinis uždegimas mūsų organizme nuolatos vykstantis atsiranda. Ir bet kurią sistemą gali sugriauti, tai irgi tiesioginė pasekmė. Kaip galėtum papasakoti žmogui, kad jis galėtų atpažinti, kad jam yra perdegimas, kur tai pas jį galėtų reikštis kūne, kokius požymius reikėtų atkreipti dėmesį? Su kuo ateina dažniausiai? Ateina su miego sutrikimu, sako, pavyzdžiui, negaliu užmigti, ar ne, ir sukasi, tada ryte atsikeliu, skauda galvą, jaučiuosi kaip maišu trenktas ar trenkta, čia toksai momentas. Arba, pavyzdžiui, gerai užmigau, vakare dar pabėgiojau šiek tiek, ar ne, pasirūpinau savimi. Bet 4 arba 3 ryto, tada ir viskas. Kortizolis sukyla, jisai ir taip kyla, jisai mus turi žadinti, bet šitų metu per didelis lygis jo atsiranda. Kas dar būna? Labai dažnai žarnyno skrandžio įvairios lygos ir čia, kas susiduria su perdegimu, tikrai turėtų kaip eiti, pasitikrinti ir pas gastroenterologus, pasižiūrėti, nes opos dažnai kažkokia ten disbiozės visokios irgi dažnas atvejis. Tai žmogus sako, skauda, arba alkio nebejaučiu, arba kaip tai kažkoks nepatogumo jausmas, pilvo pūtimai ir panašiai. Dar nėra tokių tiesioginių sąsajų, bet pavyzdžiui, moterys, kurios labai dažnai arba negali susilaukti vaikelio, ar ne, čia iš gydytojų, ką aš girdžiu, irgi labai artimai, jeigu yra perdegimas, tikėtina, kad ir šitoje srity gali kilti sunkumų. Tai jeigu yra kažkokių tai svajonių ir nepavyksta įgyvendinti, verta pasižiūrėti, ar gal šitą vietą irgi reikia tvarkyti, ar ne, kažkaip tai padėti savo. Bet dažniausiai yra galva, skrandis, širdelė, permušimai arba kažkokie tai, kažkas sako, keisto man čia vyksta, negaliu, arba dar sako, gumulas gerklėje ir nieko negaliu su juo padaryti, kaip katinas, sako, jaučiu, kad norisi, žinot, kaip gumuliuką tai išspjauna. Tai sako, ir aš taip noriu, bet negaliu niekaip, nepavyksta, ar ne, tai emocija kažkokia, tai irgi tupi čia, įtampa. Pečius skauda, nugaros skausmai, tipinis irgi momentas, nes viskas užspausta, įtampoje gyvenam, tai kurgi nebūtų. Bet čia labai, ką papasakoji, panašu ir šiaip, kada yra padidėjęs stresas ir panašiai, tai kaip atpažint, kad tai yra būtent dėl perdegimo? Tu labai gerai sakai ir žiūrėk, Pasaulio sveikatos organizacija sako dėl lėtinio streso. Taip, tai ir yra stresas ir jeigu mes taip patiriam, nežinau, 1-2 dieną ir paskui ilsimės tai nebūtinai gulim pliaže, ar ne, bet darom tai, kas mums yra įprasta, ką mes mokam, ko mes didžiuojamės, ar ne, fainai, viskas yra tvarkoj. Bet jeigu tai tęsiasi mėnesį, 2, 3, 4, aš tokio įtampo ir strese esu, tada atsiranda pasekmės, kad aš pradedu jausti nuovargio simptomus, aš pradedu sakyti, kad nebenoriu daryti tą, ką dariau anksčiau, ir klaidos, nepasitikėjimas savim ir kiti dalykai. Taip, tai čia yra tiesiog trukmėje, klausimas trukmėje. Buvo įdomi tokia idėja, kad žmogus dienoje turi tos įtampos, tokios stresinės bendroj sumoje iki valandos jausti. Tai pavyzdžiui, nuėjau iš susirinkimą. Iki valandos tai čia jau normalu. Taip, nuėjau iš susirinkimą, kuris man yra labai svarbus, pasakiau kalbą, padariau kažką, ką man reikia, pardaviau idėją, grįžau, pameditavau, pavalgiau, atsipalaidavau ir vėl tada darau kažką, tai kas man yra įprasta. Super, labai gerai, mobilizavausi, stresas yra geras dalykas, jisai evoliucijoje ne šiaip sau likęs, ar ne, jis mums padeda mobilizuotis, padaryti, ką mums reikia. Bet turi būti būtinai tarpas, kada mes atsipalaiduojam. Jo, jeigu per dieną 5 tokie susitikimai, tai jau tada... 5 kart medituoju. Supratau. Čia kaip pavyzdys, ar ne? Ir ta meditacija irgi žmonės išsigąsta kartais, kaip pasakau. Bet tai gali būti, kad valgau ir ne tik kalbuosi tam, pavyzdžiui, su kolegom, bet jaučiu, užuodžiu, matau, ką aš valgau. Ir tai yra meditacija. Na, tai mes tikrai galime įterpti į kasdieną. Tai mes tave norėsim pakalbinti irgi, bet kaip išvengti to perdegimo, kaip atsipalaiduoti, bet dabar norėtumėm pereiti prie temos, kas dažniausiai perdega, kokie žmonės. Aš čia turiu
turiu tokį parašymą, kad vieni tyrimai rodo, kad labai empatiški asmenys, ypač dirbantis pagalbos profesijose, kaip psichologai, socialiniai darbuotojai, mokytojai, yra labiau pažeidžiami dėl emocinio išsekimo, jie perima kitų emocijas, bet ne visada geba atsiriboti ir būtent dėl to gali perdegti. Taip, labai, labai taikliai. Aš dar pridėčiau daugiau šiek tiek. Taip, tai tie visi, kurie mokytojai, pedagogai, medikai ar ne, bet, pavyzdžiui, vadovai irgi. Dėl didelės atsakomybės, ar ne? Ir čia skirtingi lygmenys. Nes vadovų yra grandys skirtingos, ar ne? Ir ten perdegimas mano praktikoje atrodo, kad dėl skirtingų dalykų įvyksta. Tie, kurie yra tokie žemutinės grandies, ne, pirmutinės grandies tiksliau būtų vadovai, jie perdega dėl to, kad įtampa, kad gerai padaryti, ar ne, dažniausiai daug naujo, jeigu tik atėjęs, reikia įvykdyti. Vidurinės grandies tas sumuštinio principas irgi veikia, ar ne, iš viršaus spaudžia, iš apačios spaudžia, kaip viskas suspėt, pas juos ten tiek visko suplaukia, tikrai labai sudėtinga. Viršutinės pačios grandies vadovai, jie labai dažnai vieniši jaučiasi, nes visą informaciją aš vienas laikau, ar ne, su kuo man pasidalinti, neturiu su kuo, sprendimą priimti irgi turiu vienas, neturiu net kartais su kuo pasitarti. Tai čia gali būti skirtingi momentai dėl ko. Dar ką matau, kad pardavėjai ir klientų aptarnavimo specialistai irgi labai patenka į tą grupę, nes jie yra problemų sprendėjai labai dažnai, ar ne? Ir ne visą laiką pagarbiai elgiamasis tai žmonėmis, jiems daug labai tikrai streso įtampos kyla. Tai va čia iš to, ką matau, su kuo susiduriu. Ugne, yra kažkokie gal būdo bruožai arba, nežinau, asmenybės tipai, nesinori žmonių į dėžutes dėlioti, bet kažkokia jungiamoji grandis tarp tų, kurie turi didesnį polinkį perdegti, nepaisant to, kokioje galbūt pozicijoje jie yra. Taip. Empatiški, tikrai, jau tie, kurie nori, žinai, atjaučia, atrodo tokie faini kolegos, kurie, nors prie širdies dėk, jeigu išeitų iš komandos, tai gaila jų labiausiai, ar ne, nes, jie visą laiką girdintis, matantis, pakalbantis, jie dėl to, kad atrodo viską praleidžia per save, ar ne, sako, pasakoja savo istoriją kolega ir aš viską jaučiu. Kitas dalykas, kas yra iššūkis jiem, kolegas sako, žinai, aš šiandien negaliu darbo padaryti, nespėju, tam pas vaiką į šventę turi bėgti, sako, gerai, aš padarysiu. Ir tada tie žmonės krauna darbų krūvį savo didelį ir prieina prie perdegimo. Tai empatiški, perfekcionistai, čia irgi, aš turbūt neturiu nei vieno žmogaus, su kuriuo dirbu, kuris būtų perdegime ir neturėtų perfekcionizmo labai išreikšto. Tai labai svarbu jam atlikti viską tobulai, viršyti savo visas karteles, kiek jisai turi ir aišku, kad jos yra visiškai nerealistinės. Kai terminus pasižiūri dar kažką, tai į 24 valandas netelpa. O tada man žmogus aiškina, sako, tai aš kažko dar nemoku, aš kažko nesuprantu, kad nesugebu suvaldyti šitų procesų. Yra ribos. Turbūt dar iš šitą galima įterpti tokią grupę kaip people pleaseriai, žmonės, kurie nesugeba pasakyti ne. Taip, ribų nubrėžti. Taip, tu labai gerai. Ir tai yra, ten yra kažkoks tai iššūkis su savivertė, su pasitikėjimu savimi, ar ne? Arba su įsitikinimais, kad aš negaliu arba neturiu teisės nubrėžti ribos. Jeigu aš tai padarysiu, ką padarys, mane kiti atstums, nemylės, nepriims. Tai aš privalau tada daryti viską, kad tik mane visi pasaulio žmonės mylėtų, kas yra neįmanoma vėlgi, ar ne? Tai čia mes dirbam tada su įsitikinimais, su praktikom. Labai gerą praktiką turim ir beje, žmogui būna labai sunkiai, sakau, galėtų man pasakyti tiesiog žodį ne. Ir žmogus bando ir čia kaip su tuo katinuku nesigauna, žodžiu. Arba, pavyzdžiui, aš prieinu, mes turim irgi tokį ribų, tarsi aš prie jo link einu, sakau, tu nubrėžk man ribą, kada sustoti. Tai pirmus kartus gali iš karto apkabinti, kas iš to, tos ribos nenubrėžia. Neturi tokio pajautimo ir leidimo savo, kad aš turiu laisvę rinktis,
kontaktų, kokių santykių, kokių ribų aš noriu. O kaip pačiam žmogui įsivertinti, kur jau jo riba, kur jam patogi ta riba ir kur jau peržengta ir kaip jam išmokti pasakyti. O čia yra nepaprasta, žinai, jeigu būtų paprasta, pas mane nei vienas nesėdėtų kabinete. Podcast'o neužteks. Podcast'o nebūtų, neužteks. Podcast'as labai gali pamokyti mus. Bet pirmas dalykas, tai aš galvoju nuo paprastų dalykų pradėti, ar ne? Ne nuo, pavyzdžiui, emocinių poreikių, o nuo biologinių. Ir, pavyzdžiui, jausti, kada aš noriu į tualetą, kada aš noriu valgyti, kada aš noriu atsigerti ir pradėti leisti savo tai daryti. Nes, aš jums turiu klausimą, į kurį nebūtinai turit atsakyti. Kiek kartų dienoje jaučiat, kad norisi į tualetą arba vandens atsigerti, bet nenueinate? Kiek kartų pastatote į prioritetą pirmoje vietoje padaryti darbą, užbaigti, negu patenkinti savo biologinius poreikius, kurie mes privalom juos tenkinti. Dar atsakysiu vieną mailą, tada nueisiu, arba dar vėliau. Taip. Aš net pagavau save, kad šiandien ryte tą patį dariau, kur galvoju, tai dar čia greitai, burna džiūsta, reiktų vandens. Taip. Aš jau šitą kažkur girdėjau, ar gal kažkuriam kitam podcast'e buvai pasidalinus ir tada jau viskas atkreipiu šitą dėmesį ir... Taip, ir nebenukelniai. Čia yra, žinai, kalba ir medikai apie tai kalba, ta prasme, kad tai yra... Žiūrėk, jeigu mes negeriam, nesisiom, nekakom, nevalgom, kas atsitinka? Tai yra, einam link, kaip čia gražiai pasakyti, savidestrukcijos visiškos, ar ne? Tai mes žalojam save, mes save naikinam. Tai čia yra pirmi dalykai, nuo ko pradėti. Bet kai šitus momentus pradedam atpažinti ir leisti, tada mes einame prie emocinių poreikių. O čia visas spektras vėl atsidaro, nes o kas yra emocinis poreikis, o kaip jį atpažinti irgi, kad noriu gerti dar, ar ne? Bet o kaip žinoti, kad man dabar ten šilumos reikia, ar artumo kokio, o kaip aš darbe galiu artumo gauti, jūs ką juokaujat? Tai čia yra daug tokių srovių, kurios netaip lengvai pastebimos, nelengvai jas pagauti. Bet visgi, kaip, pavyzdžiui, darbuotojui išmokti pasakyti, ne, aš nebegaliu apsiimti daugiau darbų, nes jau nebesugebu esamų susidoroti su esamais. Tai žingsniai yra tokie. Pirmas, ar ne, mokausi sustoti. Nebėgti ir iš karto atsakyti, kai užduoda man klausimą, bet sustoti. Bent jau galvoju suskaičiuoti iki 4-5 ir tuo metu pabandyti antras momentas pajausti, kaip aš dabar jaučiuosi, ar ne? Vat ką kalbėjom apie tai, kokie mano poreikiai dabar, kokia čia mano reakcija emocinė, galbūt į tai, ko manęs prašo. Ir jeigu aš nerandu greito atsakymo, jau įsivertinęs tą informaciją savo, ar ne, tai aš tada turiu teisę, štai labai gera praktika pasakyti, aš dabar nežinau. Ar ne? Duok man pusvalandį laiko pagalvoti. Ar ne, aš to atsakysiu, bet dabar aš negaliu atsakyti. Tai čia paprasta praktika, bet neprasta. Ir kuo daugiau tai kartoti, kol jau peržengiam, kol darosi komfortiškai. Ar ne? O tada jau prieiti prie to, kad kai pajaučiu, kad, sakykime, man davė užduoti kažkokią, paprašė padaryti, o aš pajutau, nežinau, pyktį. Pyktis dažnai reiškia, kad yra jau peržengiamos mano kažkokios ribos. Ir pasakyti, kad ne, dar neturiu, nežinau, galbūt paaiškinimo iki galo, kodėl ne. Gerai, vadovui nepasakysiu taip ar ne, sakykime, matau, kad turiu didelį darbo krūvį ir negaliu padaryti. Ir tada mokytis, kitas etapas, susidoroti su kito žmogaus emocijom ir jausmais. Nes kitas žmogus ką gali patirti? Pykti, tą patį, ar ne, arba kažkokį nerimą, nes, galvoja, kad jam padės, o dabar sako, kad nepadės. Ir savo pasakyti, kad taip, kitas žmogus, kaip gerai, kad jisai tuos jausmus ir emocijas išgyvena ir patiria, valio, aš neturiu niekaip, nesu atsakingas už tai, aš taip geranoriškai galiu padėti ar negaliu jausti, galiu atjausti tai, ką jisai jaučia, bet nėra mano uždavinys jo nuraminti, paglostyti, čia yra sveiko suaugusio uždaviniai, čia jisai turi su to sutvarkyti. To ir pasitikėti.
Ir pasitikėti, kad tas žmogus, na, sugebės tai padaryti. Ir pasakyti savo, kad normalu, kad tai jis patiria. Bet čia ir pas mano klientus dažnai būna tokie, kad ne, aš negaliu pasakyti vadovui ne, nes tai mane atleis, pasirinks kitą darbuotoją. Ir pa žmogų tiek daug visokiausių baimių atsiranda ir tokių minčių, kuris dar net nežino, kad taip tikrai bus, bet jau prisigalvoja į ateitį. Tai vat, ką jam daryti su šito mintim? Tai atpažinti, labai gražiai vardinai, nes sukilo mintis, galima pirmus kartus, galima refleksiją pasitelkti. Nu, ne iš karto pareflektuosiu, ar ne, bet, nežinau, namie grįžtu ir pagalvoti. Taip, man kilo tokios mintys, dėl to aš pradėjau jausti baimę ir nerimą ir dėl to aš pastūmiau savo ribą. Ok, gerai, kiek realu, kad mane atleis? Nu, nerealu, nes aš esu fainas darbuotojas, darau, įgyvendinu tikslus, ar ne? Ir aš matau, kad mano darbo krūvis šiuo metu yra toks, kad aš kokybiškai negalėsiu padaryti arba turėsiu daryti tai naktį. Labai logiška, kad aš turiu nubrėžti ribą, ar ne? Tokį labai sveiką pokalbį su savimi. Čia labai racionalų turėti. Ir kitą kartą ateiti ir kalbėti, arba, pavyzdžiui, grįžti po pokalbio su savim, grįžti pas vadovą ir sakyti, aš pasakiau taip, bet aš pagalvojau ir matau, kad dėl to ir to, na, negaliu. Na, labai tokio, žinai, schematiškai viskas paprasta, kai reikia įdaryti, nieko ten paprasto nėra. Bet man labai patiko, kaip tu įvardinai, kad vat, jeigu jau jauti pyktį, vadinasi, tu jau daugiau šiek tiek davėjai, per mažai gavai, kad yra pažeista riba. Nepatenkinti, pažeista riba. Taip. Kas dar be pykčio gali parodyti, kad pažeista riba? Nerimas, baimė, nu, kad, pavyzdžiui, nespėsiu, ar ne, arba padarysiu netinkamai. Turbūt pagrindiniai, dabar galvoju, su kuo susiduria. Pyktis, tai kai aš jau jaučiu, kad, pavyzdžiui, negalėsiu vakare nueiti su draugais į gimtadienį, nors manęs ten labai laukia, o turėsiu padaryti ataskaitą kažkokią. Natūralu, kad kyla vidinis pyktis, bet man čia įdomiausia tai, kad mes žaidžiam žaidimą tada tokį. Jaučiu tą pyktį, bet aš nesvarbu ar vadovui, ar kam, bet šypsaus ir sakau, gerai, padarysiu, ar ne? Na ir tada iškreiptų veidrodžių tokioj karalystėje maluoji, netgi ne tik kad vadovui, bet dar ir savo pamaluoji. Taip. Ir čia yra normali praktika. Čia yra normali praktika, ką mes gyvename. Tik tai mes nepagaunam savęs. Jeigu mes būtumėm atviri su savim ir kitais, perdegimo nebūtų. Tiesiog jo nebūtų. Tai būtų galbūt daug karščių diskusijų, dar kažko, bet taip pat būtų daug ir atjautos, supratimo ir kažkokio bendrų sprendimų radimo, jeigu mes nežaistumėm šito žaidimo. Bet vėlgi, aš nenoriu jokių būdų... Aš irgi šitą žaidimą kartai žaidžiu, ar ne? Ir mes visi jį kartai žaidžiame. Ir tai atsitinka ne šiaip savo. Tai yra kaip gynybos mechanizmas, kad tik tai, vat, vėlgi, mus mylėtų, priimtų, ar ne? Tokie giluminiai dalykai. Tai viskas čia okei. Žaiskim, bet pastebėkim ir pažiūrėkim, ar ne per daug užsižaidėm. Kad kai žmogus neskiria savo poreikių nuo kitų, pasąmoningai stengiasi visiems įtikti ar būti geru žmogumi, kyla emocinio susidėvėjimo rizika. Psichologijoje tai dažnai siejama su žema savivertė ir priklausomybės nuo išorinio pritarimo jausmu. Bet kokie ženklai gali parodyti, kad ribos tarp manęs ir kitų jau pradeda tokios bliškesnės būti? Kad išsitrina, ar ne? Tai va tie jausmai gali, arba pavyzdžiui, kai yra tokia mintis frazė, dažnai girdima, kad mano kalendorių valdo kiti, kai aš nebesu savo kalendoriaus valdovas, ar ne? Ar taip gali būti? Nu, šiaip realiai čia mūsų atsakomybė, ar ne? Tai sutvarkyti. Arba sakau, kodėl tu pietų neturėjai? Nu, tai įmetė man susitikimo, ar ne? Ok, girdžiu. Bet tu galėjai pasakyti. Galėjai. Nu, yra krūva, visas sąrašas, ar ne, veiksmų, ką aš galiu padaryti tame. Klausimas, kodėl aš to nedarau. Tai, na, vat, frazė tokia gali būti, kuri kaip ženklas, kad tos ribos išsitrynė, tie jausmai, darbų krūvis irgi didelis. Arba gali būti, kad pykstu ant kolegų ir sakau, kad jie čia visi
kaip manęs nemato, negirdi, kad aš čia nesvarbus, jie yra svarbesni, kažkoks neligybės jausmas, va, tai irgi apie tas ribas praneša. Bet man dažniausiai tai pyktis arba susierzinimas, kai aš jau pykstu ant kitų, kad aš čia miegoti negaliu laiku nueiti, tai aš žinau, kad Ugne, sustok, man, apie ką čia kalba. Bet aš dažnai dar ką pastebiu, kad pa žmogų ne pyktis kyla, o toksai savęs nuvertinimas, nu tai kaip aš čia taip, taigi turiu padaryti ir panašiai. Tokia gal savigrauža gal net atsiranda, bet čia turbūt su žema savivertė irgi siejasi. Čia kritika, šiandien kritiko dalis įsijungia ir jinai sako, kad vėlgi aš turiu kažkaip elgtis, ar ne, bet jeigu kritikas garsiai kalba, nu tada mes kaip susigūžiam. Tai aš labiau taip įvardinčiau, ar ne? Ir čia be abejo savivertė, pasitikėjimas savim, čia yra šitos temos. Bet čia kritikas irgi perdegimą patirianti žmonės, ką daro, jie susitapatina, va tarkim, yra palaidinė, ar ne, ir įsivaizduočiau, kad ta palaidinė yra mano kūnas. Tai jie galvoja, kad tas kritikas yra tarsi jų dalis. Visiška, ar ne, arba kad jie, ne tai, kad dalis, bet jie yra tas kritikas, na, kaip pasakyti aiškiau, ar ne. Bet iš tikrųjų tai yra tokia pati dalis mūsų, kaip ir palaikytojas, nežinau, suaugusioji dalis, dar kažkokia dalis, ar ne, šimtus mes tų dalių turime. Tai yra tik dalis ir tada mums ką reikia daryti, mums reikia tą kritiką, tildyti, pirmiausia atskirti, o tada jau tildyti, kalbėti su juo, sakyti, kad tu kaip radija labai garsiai groji, aš tada šiek tiek prisuksiu, ar ne, baig čia rėkti šitaip. Va, bet tai įmanoma tik tada, kai žmogus supranta, kad jisai pats nėra ta dalis. Čia taip pat man labai patinka pavyzdys su ranka, ar ne? Argi rankoje yra visokių pirštų, ar ne? Ir mažasis pirštas irgi yra, bet mažasis pirštas nėra ranka, nes mažasis pirštas yra mažasis pirštas. Tai lygiai taip pat ir su kritiku, tai yra viena iš dalių, bet tai nėra visa ranka, tai nėra mūsų visuma. Tai vat šitą atidalinti yra klampu, nėra taip paprasta, bet per savirefleksiją tikrai tai įmanoma padaryti. Dabar susimaščiau, kad kiek dažnai mano tas kritikas ateina mane pakritikuoti ir labai rezonuoja tai, ką kalbėjai apie tą irgi people pleasinimo dalį, kad norisi tarsi ir padėti ir kitus į tą geresnę vietą pastatyti. Tai jeigu taip pat galėtume kažkokį labai praktinį patarimą man pačiai ir mūsų klausytojams duoti, tai nuo ko pradėti, tą ne jau išgirdau ir atrodo, jau gera pradžia, pusė darbo. Kokios dar praktikos, kažkas, ką būtų galima iš tikrųjų taikyti, kad būtų lengviau nusiteikti, kad negaliu visiems būti geras, visi mane negali mylėti ir negaliu viso pasaulio išgelbėti. Čia vienos kolegės idėją pasiimsiu, čia nėra mano sugalvota, bet jinai sako, aš kartais įsivaizduoju, kad esu kaip Dievas, ar ne, va čia viską valdau, viską kontroliuoju, viskas čia nuo manęs priklauso. Tai šitoje vietoje ką padaryti, taip nusipurti tą karūną, atsisėsti ir be karūno šiek tiek pasižiūrėti į situaciją, kokio aš gyvenu ar kokios yra. Man atrodo, čia labai gera startinė pozicija, nuo ko pradėti. Nes visos ribos, viskas labai yra susijęs su tuo, kad aš noriu kontroliuoti ir negaliu kartais, tada tas pyktis ir ne viską. Tai kartais priimti tai, kad yra dalykų, kurie yra ne mano galioj, ne mano valioj. Aš turiu ribas, aš esu žmogus, tos ribos nebūtinai tokios, kokių kiti tikisi. Integruoti ir praktikoje, santykėje su kitais praktikuoti, ne tik teoriškai dabar girdėti, bet praktikuoti. Karūną nusipurtyti ir pabandyti nueiti į santykį būtent be karūno. Čia labai gerai paminėjai, ko kiti tikisi, ką daryti tokiu atveju, kada jau tu pradedi įsivesdinėti tas ribas ir pas kitus dar tas įsitikinimas yra, kad tu dar turi neturi ir kada tu pradedi įvedinėti tas ribas, tai jau visi aplinkiniai tada pradeda piktintis, kad čia kažkaip pasikeitė žaidimo sąlygos. Ką tada daryti?
Taip gali būti. Ir žinai, čia svarbu pasakyti, kad nebūtinai visi piktinsis, ar ne? Būna tikrai, kad būna nepatenkinti arba jaučia, išgirskit mane, nepatogumo jausmą, ar ne, kai ribos yra perstumdomos. Bet viskas su tuo yra gerai. Žmogus turi teisę pykti, žmogus turi teisę nerimauti, kalbėkim apie tai, galvokim, kaip spręsti, ar ne. Aš jokių būdų nesakau, kad permečiau čia kamuoliuką ir palieku. Ne, kalbėkim, ką daryti, kad abiem pusėm būtų gerai. Bet dialogas įmanomas tik tada, kai ir vieno ir kito kortos atviros yra. Tik tada galima rasti kažkokį, net gal ir kompromisą, kas nėra nei vienam gerai, nei kitam gerai, bet tai nėra tada kraštutinumas, kai man labai blogai, o šitam visai nieko, ar ne? Tai, tokį galim rasti visai neblogą sprendimą. Kalbėtis ir žinot, kad jeigu žmogus patiria emocijas, jisai yra sveikas žmogus, jisai jaučia, emocijos yra tik tai ženklai, ar ne, kad kažkas tai vyksta, va tos ribos kažkokios netokios, kokio aš noriu, ar dar kažkas, poreikiai nepatenkinti ir nieko daugiau, tai nieko tokio, kad jisai pyksta, nieko tokio, kad jis liūdi, nieko tokio, kad nerimauja. Taip, bet tai ir vėlgi tai įmanoma tada, kai mes patys draugaujam su tais jausmais, tada kitų žmonių jausmus priimti irgi visai, negaliu pasakyti, kad visiškai lengva išbūti juose ar ne, bet tai nekabina taip smarkiai. Jo, tada nevaldo, nekontroliuoja. Taip. Jeigu, Ugne, dabar šiek tiek pargrįžtume prie tos pačios perdegimo temos, irgi kalbėjom, kad daug visokių praktikų ir metodikų yra, ką galima daryti, kad išvengti, tai yra prevencija, ir ką daryti, kad atsistatyti. Tai tikiu, kad bus labai panašių dalykų, ką ir apie ribų brėžimą dabar kalbėjom. Tai kokius dalykus žmonės turėtų daryti, norėdami išvengti perdegimą? Tai čia prevencija, ar ne dabar? Taip, nes skiriasi ir čia žmogus, ne organizacija, žmogus dabar, ar ne, klausimas. Tai pirmi blokai, į ką mes remiamės, tai yra mityba, miegas ir judesys. Ir šalia yra, kaip sakau, emocinis intelektas, bet čia šiek tiek plačiau. Ir tai yra labai svarbu, bet gal savęs pažinimas, taip pasakykim, ar ne, aiškiau skambėtų. Tai šitie dalykai. Dabar, jeigu man padeda su miegu kažkas tai, aš dargi nesu perdegime, ar ne, tik tai žinau, kad bus labai intensyvus periodas arba dabar toks prasideda ir aš bandau savo padėti. Tai miego rutina, jinai labai labai svarbi, ar ne, tai yra labai daug patarimų, mes gal galėsime kokį komentarų skilti, įdėti tokį sąrašiukai tokie yra, esu paruošus, kad žmonės tokie galėtų ček, padariau, bet jų yra labai daug, tai tiesiog dabar tam laiko neskirsim. Tada mityba perdegime yra, arba kad nenueiti į jį, yra gana specifinė. Mes turim valgyti, jeigu tai yra vidutiniškas sveikas žmogus, ar ne, taip žiūrint, 5 kartus dienoje, kad nebūtų cukraus tų šuolių, gliukozės šuolių, ar ne. Tai kad nuolat palaikyti tokį ne emocijos, o energijos lygį. Ir čia, jeigu ką gali dietistai irgi, kuo puikiausiai padėti, čia jų duona, ar ne. Tada judesys irgi labai svarbus, kiekvienas kaip nori, taip juda. Kai jau perdegime yra, ten yra kitaip ir galėsim pakalbėti apie tai, bet jeigu tai yra prevencija, svarbu judėti. Nes jeigu aš esu veikloje, kuri man labai patinka, kas atsitinka, vietoj to, kad kaip ir kalbėjom apie pavalgymą ar atsigerimą, aš išmainau pasivaikščiojimą parke į, dar atrašysiu laišką, dar vieną padarysiu. Tai neleisti savo, ar ne, eiti ir judėti. Ir iš vis tobula būtų kas porą valandų, kad atsistoti, mini mankštelę padaryti, tempimo pratimus kokius, super gerai veikia. Dabar apie psichologinę dalį. Pažinti savo įsitikinimus, ar ne, kurie, kiek jie yra lankstus. Ypatingai, kai mes kalbam apie darbo ir poilsio balansą,
ir pasižiūrėti, nu, ar esu kažkuriam poliuje, ta prasme, ar kad turiu viską ir visada padaryti ant tobulai ir ar kaip tik, nežinau, kad esu tinginys tenais ir galiu sau leisti, ir koks man skirtumas, aš čia telpu į rėmus laiko ar netelpu, kada man reikia ten darbą pabaigti. Ne? Tai sveikas žmogus, nu, mano supratimu, yra tas, kuris gali ir šitam poliui pabūti, ir šitam poliui, ir kada nori, gali pasirinkti, ar ne, kur jisai yra. Tai su savo įsitikinimais pasidarbuoti, su poreikiais, ar leidžiu savo patenkinti poreikius, ar juos atpažįstu, ir su emocijom, ar aš jas atpažįstu, ir ar suprantu, kokią žinutę jos man siunčia. Tai taip. O paminėjai miegą, vat kai yra toksai sunkesnis periodas, daugiau darbų, ar reikėtų miegoti tada tomis dienomis ilgiau, jeigu tik tai gaunasi? Galima ir pietų miegelio, ir ilgiau, viskas tvarkoja, tik tai, kad su pietų miegu tai yra nedaugiau pusės valandos ir pirmoji dienos pusė. Taip, jis tikrai gali padėti ir po, pavyzdžiui, sunkių terapinių sesijų, kai būna, tai žmonėm yra patarimas nueiti ir pamiegoti 20-30 minučių, viskas tikrai padeda. Nervų sistema atsigauna, taip, reikia resurso. Ir dėl ilgumo, žinai, jeigu mes miegam labai ilgai, irgi ten gali būti kaip signalas, kad kažkas su organizmu yra ne taip, kad yra išsiderinimas. Tobula būtų turbūt sakyti taip, kad jeigu aš atsigulu ir atsikeliu be žadintuvo, va tiek ir yra, nu man tiek dabar reikia, ar ne? Mes, pavyzdžiui, su sūnum, aš esu įsivedus jau, nežinau kiek metų, jau bijau net pasakyti, mes keliamės 90% laiko be žadintuvo. Einam miegoti ir visą laiką keliamės be. Bet čia turbūt kalbam, kada žmogus yra sveikas, bet kada jau yra perdegima, tai jis gali tam turbūt išmiegoti ir 10-12. Čia yra kitaip, taip, čia yra kitaip tada. Ten yra visai kitos taisyklės ir jo, čia mes apie prevenciją dabar kalbėjom. Ir prevencija būtent asmens, ar ne, nes organizacijoje vėlgi yra kitaip. Tai o kaip kitaip? Ką organizacijos galbūt daro arba ką dar turėtų daryti, kad tie darbuotojai išvengtų perdegimo? Pirmiausia, pripažinti, kad perdegimas šiaip yra, kad gali būti, tai čia būtų gera pradžia. O šiai dienai jau pripažįsta, ar dar nelabai? Daug organizacijų pripažįsta, matai, aš esu tokiam burbule, kad jeigu aš jau ateinu į organizaciją, jau pripažįsta. Bet žinau, dėja, žinau tokių organizacijų, kur dar sako, čia išmislas. Patys susigalvoja, čia mada, vat dar kita frazė yra, sako, čia mada ir labai gaila, bet tai nėra mada. Tai pripažinti, tada čia nebe mano sugalvota, bet yra į meta-analizę, aš jau remiuosi ir į šalių praktikas, kurios turi sistemas net valstybinių lygių susikūrusios, tokias prevencijos. Tai jos sako, kad edukacija. Ir edukacija apie tai, kas tai yra perdegimas, apie simptomus, tai, ką šiandien darom, ar ne, kartu čia yra tas žingsnis, kuris turėtų būti kiekvienoje organizacijoje. Ir mano supratimu tobula yra, kai yra tokia, nesvarbu kokiu formatu, pavyzdžiui, ten mokymų kokia nors biblioteka, ar ne, kuri žmogui yra 24 valandas per parą pasiekiama, visom yra pagrindinės temos, kuriomis reikia kalbėti ir žmogus gali su jomis susipažinti, kur trumpai, aiškiai labai, ten be jokių išvedžiojimų, ar ne, tai turėti tokią biblioteką. Turėti diskusijų ar dienas ar savaitės, kada yra kalbama apskritai apie emocinę sveikatą ir tada integruoti ir perdegimo tematiką tenais. Čia labai gerai būtų, kad kalbėtų žmonės, kurie tą perdegimą yra patyrę, gyvų istorijų tokie pasidalinimai. Tai duoda pojūtį, kad tai nėra tik teoriniam lygmenį apie tai kalbama, ar ne, čia aplink mus yra tikrai susiduriančių su tuo žmonių. Ir kiekvieno organizacijoje Lietuvoje, dabar mes turim duomenis, ne, apie 30% bendroji suma sudėjų žmonių tikrai patiria perdegimą, čia neklausimas, mes turim apklausą padarytą. Tai reiškia, kiekvienoje organizacijoje kas trečias, 30% irgi žmonių, ar ne, mes čia kaip galim sakyti.
reiškia, jeigu mes sėdime kabinete keliese, tikėtina, kad šalia žmogus yra taip pat. Iš mūsų 3 kažkuri tikėtina, kad su perdegimu gyvena. Tai labą dieną, aš 2 kartus esu patyrusi, tu 1 kartą ar ne? Nu, tu ant ribos jau buvai. Aš taip juokiuosi, kad buvau tas variantas, kur savo diagnozuoja, kur dar ne ten, bet jau pakankamai arti to, kur gali tada traukti rankinį ir sakyti, kad gerai, ne į tą pusę kažkaip reikia eiti ir kažką reikia spręsti. O gal gali pasidalinti, kaip tavo atveju buvo, kai tu pajautei, kad tu ant ribos, bet dar ne visai perdegus, nes aš jau buvau sudegus, tai galėsiu papasakot, kas yra sudegimas. Aš turbūt, susivokiau tuo momentu, kai, irgi ką Ugnė kalbėjo apie tai, kad, jau nebemielas darbas ir yra visko daug ir tikrai yra krūvis toks, kur dar duoda ir dar imu ir sakau, tai padarysiu. Ir paskui buvo kažkuris, kaip dabar pamenu, rytas, kur atsikeliu ir suprantu, kad aš nebesuprantu, kas vyksta pasaulyje. Galvoju, aš blogai jaučiuosi ir širdis kalatojasi ir toks kažkaip, ne taip. Ir mano buvo tada toks irgi suvokimas, kad gerai, metu darbą ir dabar čia kažkas pasikeis, bet aš nuėjau psichoterapiją. Ir čia turbūt buvo tas mano, tai pirmas žingsnis, taip savo pripažinti, kad aš negaliu su visko susitvarkyti ir visko išspręsti. Ir tada terapijos metu tikrai daug gvildenom skirtingų kampų, tai kaip iš tos situacijos išeiti. Ir čia tikrai padėjo ir mano tuometinė vadovė, taip susidėlioti ir susimažinti tam tikrų dalykų, tai tokias apsibrėžti ribas, nenueinant tos kraštutinumus, kad čia dabar kažkur išeisiu ir pasikeis. Tai dar nebuvo tiek tragiškai blogai, kad, kaip aš sakau, viskas užsidarau ir daugiau nieko nedarau, bet įsijungia tas sąmoningumas, kad kažkaip netaip turėtų būti, man nebepatinka ir tada tai kur aš galiu gauti pagalbos, kad nenueičiau į tą pusę, kur paskui bus labai ilgas kelias atgal sugrįžti. Ja, skamba. Ačiū, kad pasidalinai. O kaip, pavyzdžiui, jūsų organizacija žiūri į perdegimą, galbūt pasidalintum, kaip kitose šalyse organizacijos veikia, nes, pavyzdžiui, aš turėjau vieną klientę, jinai Austrijoje gyvena, ir jai nustatė, kad yra perdegimas ir pas jos tokia yra sistema, kad jinai metus galėjo atsitraukti nuo darbo, buvo nedarbingumas, galėjo eiti į terapiją, už terapiją buvo irgi apmokėta ir tiesiog davė tokį laikotarpį žmogui pilnai atsigauti. Kaip Lietuvoje vyksta? Galbūt irgi einama jau į tą pusę iš organizacijų srities? Aš kaip ir Ugnė turbūt tokiam burbule irgi esu ir tikiu, kad labai yra skirtingų organizacijų ir skirtingų patirčių. Man dirbant dideliai skandinaviško kapitalo organizacijoje, tai irgi lengviau matyti galbūt tam tikrus net ir skirtumus tarp Lietuvos ir kitų šalių. Mes tikrai daug dirbam ant edukacijos, tikrai turim ir mental health savaitės ir daug komunikacijos ir skirtingų dalykų šitoje pusėje vyksta, bet turbūt irgi esminis skirtumas. Kolegos Danijoje teisiškai turi taip vadinamą stress leave, kuris yra gydytojų išrašomas ir žmogus tiesiog ilgesnį laikotarpį, ir ten būna dažniausiai keli mėnesiai, gali būti pusę metų, kartais net ir ilgiau, sunku pakomentuoti kiek tiksliai, bet jie įstatymiškai gali tokį dalyką turėti. Mūsų praktikoje tai turbūt irgi, kad ir kiek įdėtume pastangų į tą edukaciją, tikrai tokių atvejų yra. Ir kiek man žinoma, tai dabar mūsų sistemoje gydytojai išrašo nedarbingumo pažymėjimus, tik tai nėra tokios diagnozės kaip perdegimas, tai dažniausiai yra šiek tiek kitos priežastys, bet apskritai organizacija stengiasi rūpintis. Ir tikiu, kad daugiau turim tų organizacijų, kurios eina į tą pačią pusę, tą pačią linkmę, daugiau kalbam ir visuomeniai daugiau kalbam apie tai. Mažiau turim tų stigmų, kad eiti pas psichoterapeutą, psichologą yra kažkokia baisi dalia, kad tu jau automatiškai kažkas su tavim negerai, tai daugiau kalbant visuomenėje apie tai natūraliai ir organizacijos į tą pusę labiau eina. Bet manau, kad tikrai dar labai giliai nereikėtų kapstytis, kad atrastume organizacijų, kur tikrai sakys, kad čia išsigalvojimas ir čia nesąmonė ir susikaupkit, sėskit ir dirbkit. Tai man turbūt irgi pasisekė atrasti tas organizacijas, kurios rūpinasi šitą temą. Tai apibendrinant, jeigu žmogus jaučiasi perdegęs, jis gali kreiptis, nežinau, šeimos gydytoją ar pas ką reikėtų kreiptis tada?
dėl tos diagnozės ir kad išrašytų nedarbingumą. Tai pirmiausia, bet kokiu atveju kreipiamasi į šeimos gydytoją ir šeimos gydytojas tada jau siunčia toliau, kad tada tą diagnozę būtų galima irgi pildomai nustatyti, patikslinti ir įtvirtinti. Tai šeimos gydytojas yra pirmas kontaktas bet kuriam tiek fiziniam, tiek emociniam negalavimam. Aš manau, tai labai svarbu, nes tikrai nedaugelis žmonių dar tai žino, kad tikrai gali kreiptis. Tik mes turim iššūkį, bet aš rašydama knygą irgi daug interviu turėjau ir su gydytojais pačiais. Tai mes dirbame, kaip čia, gydytojai yra ta dalis žmonių, kurie labai perdega. Taip. Ir kai ateina perdegęs pas perdegusį, visko būna. Tai čia, bet taip, pirmasis žmogus, iš tikrųjų labai palaikau, yra, į kurį reikėtų kreiptis, tai yra šeimos gydytojas, o paskui pagal praktiką su tuo dirba net ne psichiatrai, į ką dažnai irgi yra kreipiamasi, o psichologai, psichoterapeutai. Čia jie ir tada jie labai dažnai žino, kur reikia, ar ne, nukreipti. Šeimos gydytojas yra tikrai būtinas, dėl to, kad, kaip ir sakiau, ten skrandžio ligos dar kažkas eina šalia, tai kasgi daugiau ar nepadės su to tvarkytis. Bet manau, kieno čia yra, kas daugiausiai kompetencijų sukaupia, tai būtent psichologai, psichoterapeutai, nes psichiatrai dirba jau su pasekmėmis. Tai, o kokios gali būti pasekmės po perdegimo? Tai ta pati depresija, apie ką kalbėjom, panikos atakos čia yra irgi momentas. Rūta Meilutytė labai gražiai dalinosi apie valgymo sutrikimus, irgi klasika, labai dažnas atvejis. Tai tiesiog perdegimas persiverčia į kitas, galima sakyti, ligas, ar ne? Taip. Ir tada jau grįžimas iš tokių etapų yra 4, 5, 6 metai. Tai čia irgi svarbus prisiminti labai. Priminti savo ir apie kolegas, kai kalbam, apie vadovus, bet ypatingai. O jeigu perdegimo lygis dar nėra labai toksai aukštas, kiek laiko reikia atsigauti po perdegimo? Metų, jeigu mes tik tai einame, tai aš manau, kad metų kokių vis tiek reikia. Kodėl aš taip sakau, ar ne? Nes mes galim atostogų iškeliauti, grįžti ir, tarsi pailsėjom, ar ne? Bet sąlygos ir mūsų nuostatos nepasikeitė. Tai reiškia, kad mes vėl grįšim į tą patį. Bet jeigu aš dirbu, nesvarbu, su psichoterapeutu, su psichologu, ties savo nuostatom, ties savo poreikiais, tai reiškia, kad jos irgi greitai nepasikeis, bet pusę metų savo, sakykime, duodu. Ir tikrai per tą laiką aš jau pažinsiu šį bei tą ir tada dar šiek tiek duodu integracijai laiko. Metai laiko, aš sakyčiau, yra tikrai. O ką patartum žmogui, kuris yra perdegęs, mes jau pakalbėjom, kad gali kreiptis į gydytoją, pasižiūrėtų savo sveikatą, paminėjai, kad pamiegotų pietų miegelio, pamedituotų, kas dar galėtų jam padėti? Jeigu yra perdegęs, jam planą visą sudėlioja gydytojas ir psichoterapeutas, psichologas. Čia jokios savigydos ir pats savo nebeturi būti. Ten klausau instrukcijų ir darau. Viskas. Nes tas žmogus ir neturi energijos jau. Čia mes labiau galim kalbėti, kaip labiau savo galiu padėti, jeigu esu kelionėje link perdegimo, bet jau kai esu tenai, ten lašina lašelinės, atstatinėja, ten yra kitaip. Jeigu dar depresija šalia ir žmogus guli lovoje, žiūri vieną tašką ir tiek. Ir Ugne, yra labai daug mitų apie perdegimą. Gal galėtum kažkokius išskirti dažniausiai opiausių žmonėm? Jo, tai jų yra tikrai daug. Aš vieną dabar taip atsiminiau, iškart taip apie mitus pagalvojus ir ką prieš tai irgi paminėjai, kad neužteks galbūt ten kelių mėnesių pailsėti. Tai turbūt dažnai ir aš tikrai esu girdėjus, kur man sako, tai išeisiu atostogų, savaitėlę 2 galbūt pailsėsiu ir čia jau grįšiu, viskas bus tvarkoj. Taip, tai šitas neveikia. Taip, čia yra tikrai mitas. Ir jis labai gajus, jeigu pasižiūrėtumėm populiarią spaudą, tai turbūt čia ir yra pagrindinis patarimas, ką daryti. Išeik iš darbo arba eik atostogų, žodžiu, iš darbo jau čia kritiniu atveju, o jeigu ką, atostogų. Aš savo praktikoje matau, kad, pavyzdžiui, man pusės metų pirmą kartą reikėjo, aš nebuvau visiškai iki galo nuėjus, tai man pusės metų reikėjo nieko neveikimo, kad šiek tiek atsistatyti. Bet kodėl aš antrą kartą grįžau į savo perdegimą, ogi todėl, kad nedaug, sakykime, aš dariau, bet nedaug
dariau dėl savęs, dėl pažinimo savęs. Ar ne? Tai čia yra mitas, atostogos vien tikrai nepadės. O darbo pakeitimas, nes va dabar, taip irgi dėliojasi, kad jeigu 6 mėnesius taip va atsistatyti, tai, atrodo logiška, tada reikia išeiti iš darbo, atsiriboti nuo tos situacijos ir išsispręs savaime. Irgi ne visą laiką sprendimas. Čia su kolegom špilkuojamės mes taip, dėl to, kad jeigu žiūrint bendrąją tendenciją, perdegimo mokslininkai jie labiau sako, kad perdegimą labiau lemia organizacinės ypatybės, ar ne? Aš galvoju, ir mano praktika kol kas tai tvirtina, kad asmeninės labiau. Tai reiškia, jeigu aš susipažįstu, ko aš noriu, brėžti ribas, išmokstu ir visą kitą, aš galiu ateiti į tą aplinką, kurioje aš dirbau, ir jeigu jinai nėra kritiškai užsispyrusi, aš galiu pradėti keisti darbo įpročius kažkokius, ar ne? Aš galiu daryti pokytį. Bet kartais būna organizacijos, kurios yra sustabarėjusios ir ten kalbėk, nekalbės, niekas nesikeičia, kaip tik mobbingavimas prasideda, patyčios kažkokios, tai iš tokios organizacijos bėgti tik tai. Tai vat aš galvoju, kad vis tik atspirties taškas esame mes ir tada žiūrėt, ką jau daryti, ar ne? Tai nebūtinai reikia keisti darbą, galima pabandyti pakeisti aplinką, jeigu nepavyksta, tada be abejo bėgti iš jos. Ir čia ko tame perdegime gyventi tokioje aplinkoje, ne? Gyvenimas per trumpas. Su kokiais dar mitais teko susidurti dažniausiai? Reikia pagalvoti. Tai aš gal galėčiau savo istoriją pasidalinti, kaip mano atveju buvo. Man darbas buvo kaip mano hobis ir čia turbūt tas mitas yra, kad jeigu tau darbas kaip hobis, tai tu jame neperdegsi. Tai mano atveju buvo taip, kad dirbdavau 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, man tas labai patikdavo, aš nuo to kaifuodavau ir tada vieną dieną atsibundi ir supranti, kad tu esi perdegęs. Tai čia turbūt irgi toksai mitas, kad jeigu tau veikla labai patinka, tai tu joje niekad neperdegsi. Taip, labai šauniai irgi pastebėjai. Ir dar žinot tą frazę, kur sako, kad gali hobį paversti darbu ir tai nebus darbas, nes tau tai labai malonu, smagu ir gera, ar ne? Tai perdegime šitai neveikia. Ir australai, dabar galvoju, buvo padarę irgi tokią apklausą, ten gal buvo ne tyrimas, apklausa tokia, kaip vadovai, kurie myli savo darbą, daug daro, ar ne, kodėl jie kartais neperdega, ogi todėl, kad jie nesujungia savo hobių, ar ne, jie atskiria tai, kas yra visiškai kitokio negu jų darbas, jie daro tai po darbo valandų, o tai, kas patinka darbe, jie susitelkia, padaro, bet nubrėžia ribą, kada turi uždaryti ofiso duris. Tai jeigu darbas patinka, tai yra tik tai kaip tik signalas, kad mes galim labiau į tai įsitraukti ir pamiršti kitus dalykus, kurie mums yra svarbus. Ir taip negalim. Ir aš dar šiai dienai gal norėčiau dar tokią grupę žmonių paliesti, kas dabar labai populiarėja, kad daugiau yra solo verslų, daugiau yra freelancerių, kur visa atsakomybė tenka jiem, kaip anksčiau minėjai, kaip yra aukščiausio lygio vadovai, jie neturi su kuo pasitarti ir dažniausiai tie žmonės turi daryti, pavyzdžiui, solo verslai, jie turi daryti visus darbus patys, tai yra nuo reklamos iki ten kažkokios gamybos, sutarčių parengimo ir labai daug tokios atsakomybės gauna. Tai kaip jiems susidoroti su viskuo, aš tarkim, kada konsultuoju klientus, tai mes kalbam ir žiūrim, gal kažkokias darbo funkcijas jie gali perduoti kitiem, kažkokias paslaugas pirkti, bet kokį duotum jiem patarimą, kad jie savo veikloje nesudegtų? Tai neužmigti ant tos minties, kad verslo ar veiklos darimas tai yra svajonė, taip tai yra svajonė, bet kad aš tada galėsiu labai, kaip pasakyti, jie galvoja iš pradžių, kad aš galėsiu labai lengvai valdyti savo laiką ir kada noriu ilsėtis, kada noriu ten su draugais susitikti, kada noriu atsikelti ir panašiai. Bet realybė aišku, kad yra visiškai kitokia, nes aš darau dažniausiai 5 žmonių darbą ir dirbu 5 etatus vienu metu.
Tai pradėti galima galbūt nuo sąrašo darbų, ar ne, kokios mano atsakomybės, kokie mano yra uždaviniai, žiūrėti, ką aš pats galiu, ką aš galiu deleguoti, kokius komandos narius, na, kad ir netiesiogiai, bet kaip čia susikurti tokį komandos ratą. Dėl to, kad ir brėžti ribas, dėl to, kad tai yra labai labai sudėtinga, dar ypatingai pirmi metai būna tiem žmonėm labai sunkus, nes atrodo, pavyzdžiui, išeina iš darbo ir sako, aš susikursiu savo veiklą, ogi reikia finansų, reikia užsukinėti, draugam pažadėjau, kad aš čia dabar pasiskelbiau, kad pradedu savo veiklą, ar ne. Ir tie žmonės tikrai labai labai nualina save. Bet aš irgi, beje, turiu tokių gražių pavyzdžių, kur žmonės sako, pusę metų aš taip pasidarbuosiu, bet čia yra riba. Paskui aš vėl grįšiu po truputį į savo rutinas, savo šokius, hobius ar ne, ką mėgstu. Ir taip gali būti. Tikrai būna tarpsniai, kai mes intensyvę varom, paskui persijungiam ir viskas yra gerai. Tai nereiškia, kad visi, kurie turi intensyvų periodą, visi perdegs. Tai taip nėra. Na, bet svarbu turėti tą ribą kažkokią, tai ar ne, arba jeigu jau matom, kad viskas, simptomus, kuriuos apkalbėjom jau, patiriu, tai irgi stoti, ieškoti kažkokių tai išeičių. Bet mes galim, tikrai ir tą pusmetį mes galim, ir metus kai kurie startuoliai, pavyzdžiui, turiu startuolių vadovų keletą, tai, jie tenai dirba, kaip sakant. Taip, ir jie jaučia ir malonumą, ir tenai užsidegė, ir viską. Ir banguoja ta energija, jinai banguoja pas juos, ir kartais reikia daugiau miego valandų, daugiau kažkokių meditacijų ar kažko. Mindfulness beje labai padeda irgi moksliškai įrodyta. Arba aktyvių dinaminių meditacijų kažkokių, tai pradeda ieškoti. Bet gal jiem tai ir padeda neperdegti, kad jie jau ir pas pačią ateina, jau kažkokių praktikų turi ir tada lengviau išlaviruoti ir būti pasiruošus. Jie tada nėra savo, tam tokiam, kaip aš sakau, geriausiai savo parengti, nes jeigu jie dirbtų mažesniu intensyvumu, aš galvoju, kad efektyvumas gali būti, kad būtų didesnis. Bet, kiekvienas renkamės, ar ne, arba ne visada net pasirenkam aplinkybės, kartais reikia periodą išgyventi, bet jie ateina, jie po truputį daro ir jie tikrai iki depresijos nenueis, aš esu garantuota. Kaip aš labai noriu. To jiems ir linkim. Aš dar turiu vieną klausimą, paminėjai finansus ir aš kartais susiduriu su žmonėm, kuriems labai patinka jų veikla, jie yra veiklos pradžioje, bet jiem nedrąsu imti tam tikros sumos pinigų už savo paslaugas. Galiausiai praeina kažkoks laikotarpis ir jie jaučia tokį kaip ir nusivylimą, nes jie nepatenkina savo poreikio, tarkim, ta suma jų netenkina, bet jie nedrįsta jos kelti, paprašyti daugiau. Ir čia toksai jau irgi ant ribos įvyksta kaip ir perdegimas. Ką tokiu atveju daryti? Išsekinam savo resursus, ar ne? Aš tai labai praktiškai, žinok, iš tą temą žiūriu. Pirmas dalykas - pradėti kalbėti apie pinigus su draugais ir artimaisiais, to, ko pasitikiu, ar ne? Ne tie, kurie... nenoriu nuvertinti, bet žinot, būna artimoje aplinkoje, kurie duoda patarimus, kurie nelabai kuria vertę. Ir kitas dalykas, atskaitos tašką turėti kitą, susidėlioti tikslus, kokius aš noriu pasiekti, pasižiūrėti, kokie ir finansiniai tikslai irgi turi būti pasiekti, pasižiūrėti, kokias išlaidas aš patiriu, ar ne, ir susidėlioti, kiek kiekvieną mėnesį turi man įkristi į sąskaitą pinigų. Ir tada žiūrėti, kiek realu, pavyzdžiui, klientų srautus, kokius yra realu turėti ir pagal tai dėlioti kainas. Ne visur gal tai yra įmanoma, bet aš mentoriauju labiau psichologam, coachingo specialistam, iš tos srities žmonėm, tai va šita metodika, jinai kuo puikiausiai veikia. Tada jiem leidžia imti, sakykime, už valandą ne 15 eurų ar ne, ten kažkokią daug didesnę sumą, nes jie pasižiūri, kad jiem reikia ir supervizijų, jiem reikia mokytis, jiem reikia patalpas išlaikyti. Ir tada atsiranda pagrindimas, ar ne, kodėl aš tam tikrą sumą leidžiu savo paimti iš kliento, ar ne. Taip. Toks lengvesnis kelias prieimo. Nežinau. Labai daug tokių įdomių ir skirtingų dalykų palėtėm ir labai smagu tų praktinių buvo irgi metodikų išgirsti, aš pati savo tikrai ne vieną išsinešiu ir pritaikysiu.
Bet galvoju, užbaigiant mūsų pokalbį, Ugne, kokį duotum patarimą, jeigu dabar kažkas kitoje ekrano pusėje klausosi ir jaučiasi pavargęs, be energijos, be įkvėpimo, ant tos išsekimo ribos, nuo ko reikėtų visgi pradėti? Aš vis tiek turbūt, sakyčiau, susirask specialistą, kuriuo tu pasitiki. Ne draugą, ne kažką, o specialistą. Dėl to, kad, mes nežinom, dėl ko tas žmogus tokioj situacijoje, o specialistas, jisai neturi interesų jokių. Ta prasme, interesas vienintelis yra padėti tam žmogui. Tai jisai tikrai galėtų padėti suprasti, kodėl dabar tas žmogus yra toje vietoje, kurioje yra. Su visa meilė ir atjauta jam. Aš manau, nuo to reikėtų pradėti. Tai ačiū, Ugne, labai už įkvepiantį pasidalinimą ir, kaip jau sakiau, aš tikrai išsinešu praktinių idėjų ir patarimų ir tikiu, kad ir mūsų klausytojams bus labai naudinga išgirsti ir tam tikrus dalykus pritaikyti, panagrinėti tą temą, kurią dar pakankamai mažai kalbam. Tai ačiū tau, kad atėjai pasidalinti ir labai lauksim tavo knygos. Malonu, visą laiką malonu dalintis. Tikiuosi, kad iš tikrųjų bent po tokį trupinėlį pasiims žmonės, pritaikys savo gyvenimą, ir kažkiek palengvės ar nepagerės jam. Tai ačiū Jums labai už kuriamą erdvę.